Sveiki visi. Na, čia irgi toks įrašas, būtent atsakymas į klausimus, kurie žmonės užduoda labai dažnai klausimų, tai kokią šalį man palankiau yra emigruoti. Aš visada atsakau taip, kad jūs turite pirmiausia žinoti, kurios šalis jums rezonuoja, ar ten apvažiuoti, pažiūrėti, tada jūs sužinote, kada tos šalis yra įkurtos, nes šalies įkūrimo diena. Nes kaip jūs suprantate, mes skaičiuojame astrologiškai pagal šalies įkūrimo dieną ir jūsų gimimo dieną. Ir netgi tada žiūrime, kada jums yra palanku astrologiškai emigruoti, o galbūt jums visai nepalanku emigruoti, galbūt jūsų horoskopas iš principo yra visiškai kitoks ir jums keisti gyvenamą vietą būna, pavyzdžiui, labai siauras periodas, labai trumpas periodas, kai būtų palanku. Nes, taip jau yra astrologijai, kad yra labai palankus periodai ir yra tokie periodai, kad geriau to nedaryti, nes tai bus didžiausia kvailystė ir mes Lietuvoje žinome tikrai nuostabią šeimą, kuri nepasitarusi su astrologais išvažiavo į emigraciją ir po to su baisiom pasekmėm, nors jiem ta šalis ir patiko. Taigi, brangieji, aš dar kartą prašau jūsų, kurie kreipiatės į mus dėl tokių dalykų, pirmiausia, žinokite kelias šalis, į kurias jums būtų smagu emigruoti, tada tų šalių įkūrimo datą, kada jie švenčia savo valstybinę šventę, įkūrimą ar nepriklausomybę kokią, tada jūs turite žinoti visų planuojančių šeimos narių gimimo datas ir kurioje vietoje stovėjo ligoninė, kur gimė žmogus ir apie kelintą valandą labai palanku. Čia nėra būtina, bet vis tiek labai būtų gerai žinoti. Ir aišku, tada jau galima derinti susitikimą ir tada mes skaičiuojam ir parenkam jums palankę šalį ir jūsų palankų emigravimo periodą. Kartais reikia per savaitę susiruošti, čia aišku utriruoju, o kartais reikia palaukti porą metų ar pusantrų, kad jums tikrai būtų viskas gerai ir įvyktų palankiai jums, ką jūs esate susiplanavę. Taigi, mėlieji, palaikykite mus spausdami patinka ir prenumeruokite mūsų YouTube kanalą. Aš jums už tai labai dėkoju. Iki.